Sveiki! Šiandienos treniruotė, jeigu turite, panaudosime volą, bet jeigu neturite, jo nereikės, tada reikės ilgos gumos, trumpos gumos, svarelį pečių juostai ir svarelį mirties traukai. Dar reikės didelio kamulio ir jeigu turite mažesnį kamulį, čia yra kimštinis kamuolys, tai bus biškai sunkiau, bet paprastas mažas kamuoliukas irgi būtų tinkamas vienam pratimui. Pirmas pratimas. Su guma trumpa virš kelių, pėdas dubens plotį, iš dubens pločio truputėlį kylam ir žingsnis į platų pritūpimą. Kulnu visą laiką spaudžiam į grindis. Pagrindinė apkrova bus tai kojai, kuri nedaro žingsnio. Kitas pratimas bus kamuolio spaudimas. Įdarbinsim vidinę šlaunų pusę. Sėsime ant kamuolio, keliai plačiai ir spaudimas iš dubens. Ir visą laiką išlaikom stabiliai liemenį. Jeigu norite sunkesnio pratimo variantą, galite panaudoti kėdę ar lovos kraštą ir daryti kojų glaudimą kitoje padėtyje. Tai parodau. Taip. Sunkesnis variantas būtų toksai. Apatinė koja sulenkta, viršutinė koja ištiesta, remiamės dilbiu, viršutinė ranka ištiesta į viršų ir glaudžiam šlaunis ir grįžtam. Judesį daro tik tai ta koja, kuri sulenkta. Kitas pratimas vidiniai šlaunų pusiai ir šlaunų priekiniai daliai. Čia reikės kamuolio. Sėsite ant sienos. Ir visą laiką spausime kamuolį tarp kelių ir spaudimas iš dubens. Nežinau, ar matysiuosi, turbūt matysiuosi dar kamputyje. Kulnais spaudžiam į grindis, nugarą nestumėm sienos, išlaikom pilvą, sėdmenis, dubens dugno raumenis įtemptus ir laikom spaudimą. Kitas pratimas bus gulint ant šono, ranka po galvą, apatinė koja sulenkta. Viršutinė koja truputėlį sulenkta per kelį, pėda ir šlaunis pasukta į vidų. Išlaikom dubenį stabiliai, neleiskit suktis pirmin ir keliam kulną ir grįžtam. Sėdmenys įtempti ir kuo labiau atpalaiduota koja. Jeigu neišeitų ir nejaustumėt sėdmens, čia turėtų toks gilus ir keistas pojūtis būti. Tai jeigu jo nesigautų, nes jeigu biškį pasuksi dubenį, tada nelabai jausite ten, kur turi dirbti, tada galite sulenkti abi kojas ir kelti kelį. Ir šitam pratimui galite panaudoti gumą virš kelių. Kitas pratimas bus mirties trauka. Mirties traukai galite pasimti sunkius svorius, o jeigu neturite sunkių svorių, bet darote puikiai ir norite pasunkinti, tai galite pasimti gumą ir savo svarelius. Stojam ant gumos, sukryžiuojam gumą, svareliai rankose ir dubenį siekiam atgal, stojant kulnai spaudžiam ir dubenį stumiam pirmin. Svarbu, kad stuburas visą laiką liktų neutralioje padėtyje, keliai linksta, bet neina į priekį ir išlaikykit kuo tolygiau svorį ant abiejų kojų. Kitas pratimas vėl su guma, tik tai jau dabar stovėsite ant gumos ir išlaikant stabiliai liemenį, nuleistus pečius, keliam rankas, paspirakliuojam ir grįžtam. Jeigu norit sunkiau, galit visą laiką spirakliuoti ir daryti pratimą be grįžimo. Kitam pratimui reikės kamuolio didelio ir remsimės jį dilbiais. Neprisitraukit visiškai po savim kamuolio, žastį maždaug statmenai grindim, pėdas laikykit plačiau negu dubens plotį, kad nenuslystumėt, nenukristumėt su kamuoliu, išlaikant stabiliai liemenį, arba išlaikom tik tai padėtį, arba sukam ratukus su kamuoliu. Jeigu būtų per sunku ištiestomis kojomis, nes tai pakankamai didelė apkrova, galite daryti remiantis keliais. Kuo keliai bus toliau nuo rankų, to bus didesnė apkrova pilvo raumenim. Visą laiką dilbiai spaudžiam į kamuolį ir sukam ratukus, išlaikant stabiliai liemenį. Ir visą laiką išlaikom spaudimą. Kitas pratimas arba su svareliais lengvais, arba su guma rankose bus žasto sukimas į išorę su menčių suvedimu. Pėdas truputėlį plačiau nei dubens plotį, keliai minkšti, mentės fiksuotos, rankos sulenktos delnais į viršų, sukam rankas
Žastą sukam į išorę, mentė susiveda ir grįžtam. Svarbu, kad pečiai nekiltų link ausų, išlaikom stabilų juosmenį ir kaklas irgi lieka stabilus. Kitas pratimas gali būti su volu, jeigu turite volą, ir arba su vienu sunkesniu svareliu, arba su dviem lengvesniais. Jeigu darote be volo, tai tiesiog ant kilimėlio gulom, juosmuo prispaustas, rankos nestatmenai, o grindimo truputėlį į viršų, lenkiam rankas per alkūnes ir tiesiam. Dirbs jūsų žasto nugarinė pusė. Toliau reikės 2 svarelių ir kelsime rankas per šonus. Pėdas šiek tiek plačiau nei dubens ploti, keliai minkšti, mentės fiksuotos, keliam alkūnes ir grįžtam. Išlaikant visą laiką stabilų liemenį. Kitas pratimas pilvo raumenims. Gulsime ant nugaros, kulnas ant kelio, kylam ir sukamės link užkeltos kojos ir grįžtam. Jeigu norite sunkiau, koja pakelta. Jeigu norite sunkiau, leidžiantis pečių juostai, leidžiasi kojos ir kylant pečių juostai, pritraukiam kojas. Ir paskutinis pratimas, stosime į žvaigždę. Kuo arčiau kilimėlio būsite, tuo bus sunkiau. Rankos ne pečių lygi, o biškai aukščiau, tai pratimas atrodys taip, tik tai nestovint, o ant grindų. Svarbu, kad išlaikytumėt stabiliai juosmenį, pečiai nuleisti, nepamirškit kvėpuot ir galit pabaigti pratimą tiesiog nusileidę ant kilimėlio. Ir viskas. Pradedam dabar su plačiu pritupimu ir siekiam į viršų. Visose pratimuose išlaikom įtrauktą pilvą, įtemptus sėdmenis ir dubens dugno raumenis, tupiam ir ratukas iš peties. Ir žvilgsniu sekam ranką, kad būtų didesnės amplitudės judesys. Dedam rankas ant pečių, glaudžiam alkūnes ir suvedam mentės. Tupiam, siekiam į viršų ir liemeniu linkstam į šoną. Tupiam ir į kitą pusę. Rankos ant pečių, ilginant stuburą, pasisukimai. Į vieną pusę, į kitą. Rankos lieka, sukam ratukus, iš pečių atgal. Rankos suglaustos, delnais į viršų, pritupimas, stojam, sukam delnus į išorę, nykščiai žemyn ir vėl tupiam ir sukam rankas. Stojam dabar į dubens plotį ir tupiam dubens plotį, kelis į priekį, kelis per šoną. Pritupimas ir tas pats kita koja. Nepamirštant pilvo sėdmenų ir dubens dugno raumenų įtempimą išlaikyti. Ir paskutinis. Ir per čiurnas padarom po 6 ratukus. Ir į kitą pusę. Ir kitą koją. Ir dabar galite atsigerti, jeigu norite. Ir pradėsime pratimus. Pirmas pratimas su guma virš kelių. Aišku, jeigu norite lengviau, galite daryti be gumos. Iš dubens pločio žingsnis į platų. Ir viduryje keisim pusės,
O jeigu norite lengviau, tai keisim kas kartą. Pradedam už 10 sekundžių. Kas kartą tai atrodys taip. Vieną kartą į vieną pusę žingsnis, kitą kartą į kitą. Pasiruošiam. Ir pilnai neatsistojam. Biški kylam, tupiam, biški kylam, tupiam. Tos kojos, kurie nedaro žingsnio, kulnus spaudžiam į grindis. Dubens ploti pėdos lygiagrečiai ir žiūri tiesiai į priekį. Kai darote platų į kitą pusę, pėdos šiek tiek sukasi į išorę. Tai truputėlį kaip valytuvo principų žingsnis. Kulnus spaudžiam į grindis. Gerai, dabar arba sėsit ant kamulio ir spausit kamulį, arba kojų glaudimas gulint ant šono. Blauzdą padedam ant atramos minkštos, šlaunis ir liemuo vienoj linijai, žastas statmenai grindim, glaudžiam šlaunis ir grįžtam. Glaudimas iš dubens. Ne kelius glaudžiam, bet taip lyg iš dubens spaustumėt kojas. Viduryje keisim pusės. Ir pradedam. Sėdmenys visą laiką buvo įtempti, liemuo stabilus, atraminės rankos petys nuleistas. Keičiam pusės. Ir jeigu ilgiau užtrukot, keičiant, kai pasibaigs laikas, dar biškį padarykite. Kitas pratimas bus pasėdėjimas ant sienos, spaudžiant kamuolį tarp kelių. Kuo žemiau nusileisit, tuo daugiau dirb šlaunų priekinė dalis. Kamuolys tarp kelių, pėdos kelių plotyje, nugaras stenkitės nestumti sienos, remiamės, bet nestumim, kulnai spaudžiam į grindis ir visą laiką pilvas sėdmenys ir dubens dugno raumenys įtempti. Ir laikom. Jeigu jau bus sunku kojom, tikėtina, kad norėsit ir įtempti pečių juostą. Tai kontroliuokite, kad pečių juosta nebūtų įtempta. Primenu, ne šiaip išlaikom kamuolį, o spaudžiam iš dubens spaudimas. Kulnai spaudžiam į grindis ir laikom. Kuo žemiau leisitės, tuo daugiau dirba šlaunų priekis. Nesileiskite žemiau negu status kampas per kelio sąnarį. Poilsis ir dabar gulsime ant šono ir kelsime kulną. Ranka po galvą, patinė koja sulenkta, viršutinė koja truputėlį sulenkta, dubuo lieka stabilus ir keliam kulną ir grįžtam. Kuo labiau atpalaiduota koja ir kuo daugiau įtempti sėdmenys. Primenu, planas B buvo kelio kėlimas su lenktomis kojomis. Keičiam pusės. Visą laiką ir pilvas, ir sėdmenys, ir dubens dugno raumenys įtempti.
Gerai, dabar bus mirties trauka. Pėdos dubens plotis, svoriai rankose, dubenį siekiam atgal, stojant kulnai spaudžiam ir dubenį stumiam pirmyn. Atsistokit tiesiai, nepabaikit per daug dubenį nustumę į priekį. Būtinai stuburas visą laiką lieka stabilus. Jūsų judesys ne aukštyn žemyn, bet dubenį siekiam atgal ir dubenį stumiam pirmyn. Būtinai svoris ant abiejų kulnų vienodai. Sėdmenys maksimaliai tempti, ypač stojantis iš sėdmenų stenkite stotis. Nugaros neturit jausti jokio blogo pojūčio. Jeigu jaustumėt, kad nors nefaina nugarai, darykit arba su visiškai maža apkrova, arba be nieko, arba dubens kėlimą gulint ant kilimėlio. Gerai, ilsimės. Ir sekantis pratimas bus su guma. Stosime ant gumos galai rankose ir kelsime rankas per priekį. Keliam rankas, paspirakliuojam pakaitomis ir leidžiam. Jeigu norit sunkiau, spirakliuojam nuolat be nuleidimo žemyn. Ir pradedam. Svarbu, kad nesiloštumėt atgal, pečius išlaikom nuleistus, visą laiką ilginam stuburą ir nepamirškit pilvo, sėdmenų ir dubens dugno raumenų įtempimą išlaikyti. Pasiimam didelį kamuolį ir lengviau bus, jeigu remsitės keliais. Kuo keliai toliau nuo rankų, to didesnė apkrova. Spaudžiam dilbiais į kamuolį ir su spaudimu sukam ratukus. Po kelis ratukus į vieną ir į kitą pusės. Sunkesnis variantas ištiestomis kojomis. Galite arba tik išlaikyti padėtį, arba sukti ratukus. Kuo stabilesnis liemuo, tik tai rankos daro judesį. Į kitą pusę. Ilsimės ir dabar su guma rankose arba su svareliais nesunkiais rankose. Žastą suksim į išorę ir suvesime mentes. Rankos sulenktas, delnais į viršų, liemuo stabilus, sukam žastą į išorę, suvedam mentes ir grįžtam. Visą laiką ilginam stuburą, kaklas ir juosmuo lieka stabiliai. Nepabaikit judesio su galvos nuvažiavimu į priekį. Jeigu darysite super didelę apkrovą, galiausiai žiauriai įsitemps kaklas, net jeigu ir vizualiai atrodys, kad darot gerai, tai nepersistenkit. Jeigu jaučiat, kad didelį įtampą kakle, pasilengvinkite.
Gerai, dabar gulsime ant volo. Ir pratimas tricepsui. Pasimkite arba vieną sunkesnį svarelį, arba 2 lengvesnius. Jeigu darote be volo, tai tada tiesiog atsigulkite ant kilimėlio. Juosmuo prispaustas, rankos nestatmenai, o truputėlį į viršų. Lenkiam rankas per alkūnes ir tiesiam. Poilsis ir dabar reikės lengvesnių svarelių, arba nebūtinai lengvesnių, jeigu darėt su 2. Kelsim rankas per šonus, stovint. Pėda šiek tiek plačiau nei dubens ploti. Keliai minkšti, mentės fiksuotas, visą laiką ilginam stuburą ir keliam alkūnės ir grįžtam. Visą laiką krūtinės ląstą keliam aukštyn ir pirmyn, visą laiką ilginam stuburą. Svorius nespauskit, minkštai laikom. Gerai, pasidedam svorius ir dabar atsilenkimas su pasisukimu. Arba kulnas ant kelio, kylam ir sukamės, arba koja pakelta, arba leidžiantis pečių juostai leidžiam kojas ir kylant ir sukantis kojas pritraukiam. Svarbu, kad neatkeltumėt juosmens, turite jausti dirbančius pilvo raumenis ir jokio blogo pojūčio juosmenyje. Pasiruošiam. Kylant dirba visas pilvas, sukantis daugiau turėtumėte jausti tą pusę, į kurią pusę sukatės. Stenkitės, kad dubuo nesisuktų kartu su pečių juosta. Ilsimės, pakvėpuojam pilvu ir pakartosime į kitą pusę tą patį. Rankos už galvos, alkūnės pečių ploti, laikom pilvą, sėdmenis ir dubens dugno raumenis įtemptus. Ir kylam ir sukamės link užkeltos kojos ir grįžtam. Leidžiantis pilvas neatsipalaiduoja.
Paskutinis pratimas liko, stosime į žvaigždę. Delnai ne pečių lygį, o truputėlį aukščiau. Kuo arčiau grindų būsite, tuo didesnė apkrova. Tai jeigu norit lengviau, stoja truputėlį siauriau. Planas B, tai plankas nuo ištiestų rankų. Ir truputėlį sunkiau negu nuo ištiestų rankų bus nuo dilbių. Tai pasirinkite tokią apkrovą, kuri jums bus optimali. Viskas. Labai ačiū už treniruotę, už kompaniją ir iki pasimatymo būtinai padarykite tempimo pratimus. Iki.